Labas vakaras, mėly LRT Opus klausytojai. Dar vienas pirmadienis, kuomet jūsų radijo imtuvus beldžiasi ilda karamelinių tonų ir aš jos vedėjas Kristijonas Ribaitis. Čia kiekvieną savaitę leidžiamės į atlikėjų ir grupių muzikinius požymius, kur tamsiose pakampėse ieškom jų soundo ir bandom atsakyti klausimą, kurgi slypi tų muzikantų karamelinis tonas. Praeitą savaitę mane aplankė kolegė, kursiokė, kompozitorė, dainų autorė Raminta Naujinytė Bielė, su kuria realiai apkalbėjom jos dabartinį zavalą tarp naujo albumo įrašų, gyvų pasirodymų, meno doktorantūros laipsnio finišo tiesiosios. Raminta ten aišku dar mus paerzino, kad tuoj skelbs savo naujo albumo pristatymą. Tad jei norit pirmieji sužinoti ir pasiklausyti mūsų pokalbio, tai lėkite į lrt.lt, kur rasit laidos įrašą radiotekoje. Mėlėjai, šiandien beproto džiaugiuosi turėdama šitą kolegą pas save studijoje, pas save laidoje. Žiauriai smagu girdėti, kaip šitas vardas vis dažniau yra kartojamas žmonių lūpose. Žiauriai smagu yra jo skambesys. Ir žiauriai smagus yra jo unikalumas ir tai, kad jis jau čia agent studijoje sėdi, tai yra atlikėjas Ate Fina. Sveikas. Sveiki. Pagaliau, mes išsiaiškinom, čia yra tavo pirmas kartas Opuse. Opuse jo. Jėga. Kažkaip tai, žinai, man nuo ko norėčiau pradėti, man labai patiko tavo viena mintis pasakyta, ten vienam interve buvo šitą seniau pasakyta, kur apie tą faktą, kad jo, žinai, TV miršta, radijas miršta, yra tas momentas, bet tu labiau turėjai omeny, ir pataisyk, jeigu neteisingai supratau, tu labiau turėjai omeny, kad ne tiek apie platformą, bet visas ten pasikartojančias tas tokias susenusias kabutėse žvaigždės, kurie tipo neužleidžia vietos jaunai rinkai, neužleidžia vietos jauniems vardams ir kažkaip norisi jau truputėlį, kad jie paimtų tą viršų truputėlį, ne? Toks buvo momentėlis. Čia kaip ir taip ir ne apie šitą. Kaip tik labiau gali ir apie platformą, nes pavyzdžiui, tas radijas dabar patapo kaip stilius, sakykime, paimti interviu, pašnekėti su žmogum, yra, pavyzdžiui, tų podcastų stilius ir yra radio stilius. Ir kadangi tas radijas neturi tokios galios, kaip turėjo anksčiau, dabartinė, pavyzdžiui, tavo laida, tu kvietiesi, ką nori, tu kuruoji, ką nori. Ir tas naujas amžius leidžia žmonėm internetu viską save skleisti, savo idėjas ir daryti vos ne savo projektus be kitų įsikišimo. Taip. Tai aš tą turėjau omeny, mirė tas, kad tu turi pažinoti tą, nueiti ten ir tada, kad galėtum išleisti tą dainą arba ten, kad galėtum pašnekėti, dabar tu turi internetą, tu gali šnekėti. Ja. Tai aš daugiau gal tą turėjau omeny. Okay. Kas iš tų vis tiek tokių jaunų vardų pastaruoju metu tavo išgirstų padarė didžiausią įspūdį tau? O būtent iš interviu? Ne iš interviu, labiau gal iš to, kad dabar klausaisi, gal apie ką žmonės turėtų daugiau žinoti iš Lietuvos rinkos. Dabar klausykit. Yra vienas čiuvelis, kurį aš bandau tai prisišaukt, net netiesiogiai, nes aš net nežinau, kas jis yra. Yra čiuvelis, visi mirė, vadinasi. Aš tavo dėka apie jį sužinojau beje. Vat kai tu jį pašiautautinai paskutinį kartą, aš irgi dar nesidomėjau, kas jis toksai, bet jo. Ir nerasi, nes viską, ką žinau apie jį, aš pažįstu žmogų, kuris jį pažįsta, taip pat radau jo gabalus ir jo gabalai yra keliami to žmogaus. Linkėjimai kliksniai. Oi, ne kliksniai, ką aš sakau. LM Territory, what the fuck. Okay. Šitą ir jisai man parodė jo gabalus ir realiai tai yra tiesiog jo draugelis, kuris jam siunčia savo padarytus gabalus, kad jisai įkeltų per savo accountą. O geras. Nes, žmogus gal nenori afišuotis ar viešai būt. Tai visi mirė. Gali nesiafišuot, gali nurodyti, atvaryk į studiją. Jėga. Tai jo tekstus, tas paprastumas. Yra viena daina, kurio priedainis yra Aš noriu tikėt. Keista tiesa. Ir atrodo tokie paprasti žodžiai. Man gal mėnesį sapnuose tie žodžiai vaidenosi. Wow. Tai jo, tokie žmonės žavi. Kas dar iš Lietuvos naujų požeminių? Nes tu matys, žinai, vardini žmonės, kurie aš tikiuosi, kad per ateinančius metus aš jau turėsiu daugiau. Aš turiu didžiulį sąrašą žmonių, kuriuos noriu pasikviesti į laidą ir tas sąrašas, žinai, senka, o aš man nesinori kartotis. Tai dėl to man visai smagu, žinai, išgirsti, kas iš tų vardų, žinai, bus tokie. Bet visi mirė jau yra labai geras šiautautas, manau, jėga. Tada, aišku, Šėtono Močia, bet jau turbūt tie sąraše turi. Taip. Mes apie dar, žinok, pakalbėsim čia, tikrai dar bus reikalų. Tai jo. Sakyk. Ne, aš norėjau pašokti, nes aš manau, kad dar truputėlį apie
kai kurios vardus, su kuriais tau teko dirbti, dar mes tikrai, žinai, pasikalbėsim, bet norisi ir truputėlį labiau supažindinti, kadangi čia tavo pirmas kartas Opuse, tai Opuso klausytojas, žinai, supažindinti su tavo etapais, gal ne tiek, žinai, nuobodžiai, kiek ten, nuo kur tu ten pradėjai ir visa kita, bet labiau gal apie tai, kad Atefina nėra tavo pirmasis etapas, tavo etapų buvo ir prieš tai, buvo Palmboy, buvo Benas, buvo tie visi dalykai. Kuom jie skiriasi ir kodėl Atefina prilipo ilgiau? Ok, tai čia gerai, kaip man neišsiplės, nes aš kartais, kai pradedu šnekėti, reikia mane nutraukti. Taip, tai visą gyvenimą norėjau daryti muziką, bet turėjau tokią labai dažną gal žmonėm idėją, tai jeigu jūs klausot ir jūs turite tą idėją, tai gali dabar ją garsiai savo pasakyti ir susigadinti, kad man tiesiog muzika ateis ir nukris į rankas. Turėjau svajonės, kad ant scenos stoviu ir dariau gabalus, bet ateis ta diena, kur mane ten kažkas nei vienos dainos neišleidusi, pastebės ir ten pamatys, kad aš turiu kažkuom labai originalų dalyką ir viskas, limonai, žinai. Ir taip gyvenau, kol su galva biškį nepakriko dėl gyvenimo pasirinkimų. Ir 21 metų, kai grįžau, net 19 gal, grįžau į Lietuvą, 21 grįžau, bet jau 20 nusipirkau mikrofoną USB. Ir nuo tada prasidėjo tiesiog muzikos įrašymai, dar be jokio pseudonimo, tiesiog bandymai daryti. Ir porą dainų padarius, tiesiog nusprendžiau vieną tokią for fun dainą išleis, kuri labai dabar žiūrint iš dabartinės mano pusės labai tokia juokinga, bet tiesiog reikėjo to pirmo, kad išleistų, kad pradėtų leisti kažką. Ir tai prasidėjo Palmboy. Ir ten tiesiog buvo viską, ką galėjau daryti su muzika, dariau ir leidau. Ir tas buvo ilgą laiką, kol nepakeičiau pseudonimą į Bendau. Ir dariau muziką angliškai, labiau elektroninę, nes nemeluosiu, aš neužaugęs nei ant lietuviškos medijos, nei ant lietuviškos muzikos. Tai man toksai, kaip pradėjau rašyti iš viso lietuviškai, man toks naujas pasaulis atsidarė žmonių, atlikėjų ir taip toliau. Tai aš ir angliškai rašiau ir dariau visiškai kitą muziką. Geras. O gal pameni, kaip atrodė pats pirmas gyvas Atefinos išstojimas? Oi, prisimenu. Man atrodo, gyvas Atefinos kaip Atefinos, nes aš prieš užlipimas ant scenos vienas užlipau atlikti privačios valdos su Maklausai. Tai čia buvo dar prieš tai? Prieš mano koncertą. O, geras. Okay. Tai tavo pirmas koncertas buvo realiai estradoje? Ne mano Lukiškėse. Realiai pirmas išlipimas ant scenos. Supratau. Ir prisimenu, taip drebėjau, kaip nežinau, ta prasme, kalatojausi. Dėl vienos dainos. Ir dabar atrodo, vieną dainą padainuoti, čia yra vos ne šventė, vos ne kur gali atsipalaiduoti ir užlipti ant scenos kartu. Tai jo, bet aš sakyčiau, pirmas kartas buvo kaip Atefina, sakyčiau, Utopijoje skaitau, nes ten pamačiau, kad žmonės, iš tikrųjų fiziniai žmonės manęs klauso, neskaičia ekranų, nes visada matai tos skaičius, galvoji, kad jų yra mažiau ir tada prieš tave stovi 5 žmonių ir jie tavo žodžius žino. O man, žinai, pačiam savo žodžiai netrodo tokie svarbus, tai labai tas buvo, kad manęs iš tikrųjų fiziniai žmonės čia stovintis klauso. What the hell? Jo, geras jausmas, žinok, ir prie jo yra sunkiai priprantama, ypač dar, nes po to, kai pradedi kitus albumus, naują kūrybą daryti, visą laiką po to galvoji, kad naujos kūrybos, šito dar gabalą jau tikrai dar nežinos, kebra. Ir tada supranti, kad jau spėjo pasiklausyti, kol tu buvai į savo galvą, žinai, sulindęs truputėlį, tai tikrai pažįstamas reikalas yra. Kitas dalykas, man labai įdomu dėl tavo balso manieros ir dalykų, kurie tiesiog kaip tavo balsas skamba ir tai jis labai savitas yra tas skambesys ir visa kita. Aš ten girdžiu tam tikrų, žinai, įtakų, bet man įdomu tau pačiam, į ką tu lygiavaisi su balso maniera, ko tu klausai ir kur galvoji, kad gal tai turėtų skambėti maždaug taip. Ar buvo kažkokių tokių pavyzdžių, gal iš to, ką klausai tuo metu arba panašiai? Noriu tik tai pabrėžti. Kol kas profesionaliausias interviu, kuriam buvau ir noriu pastebėti, kad šito klausimo aš vos neįsivaizdavau ir norėjau, kad manęs kažkas paklaustų. Taip. Ir girdžiu, kad tu labai toks biškis, jaučiuosi kaip lietuviškai starstruck. Sveikas atvykęs į radio eterį, žinai, mums reikia biškį pasiruošti prieš laidą. Jo, tai norėjau pagirti pasiruošimą, labai gražus etapas ir labai faina būti čia. Tai taip, o klausimas buvo? Taip, tai į ką lygiavaisi su savo balso maniera? Ko klausai tuo metu, kai žinai, kai aš visada norėjau dainuoti aukščiau, negu galiu. Tai mano inspiracija, didžiausia vokalo iki dabar, kur
manau, kad yra Pierce the Veil vokalistas. Ok, nice. Nes mano tipo visi dainų gaulai yra Pierce the Veil dainos, išdainuot. Išdainuot King for a Day, man atrodo, šiam gyvenime nelemta man, bet su mano diapazonu, bet tai taip, tai viskas sukasi apie gerklinį balsą ir spaudimą. Aš ne tai, kad nemoku žemiau ar techniškiau dainuot, nemoku, bet daugiau man nemalonu, jeigu aš nespaudžiu. Ir man turi būti malonu dainuot, tai aš turiu spaust ir tada gaunasi tas toksai, aukštas gerklinis balsas ir tas reikimas bandyti save permušti, kuo labiau. Tai manau, kad inspiracijos bus ypač tradicinė meksikietiška muzika, kurios labai daug klausau, reggaetonas, jeigu melodijų inspiracija, reggaetonas realiai, ir Meksiko, ten Fuerza Regida, Xavi, kas dar, Herencia del Patrones, čia yra Mexiko tradicional. Geras, labai fainas, tikrai retai, kada išgirsi iš Lietuvos atlikėjų, kad čia yra jų inspiracija, eina į tą pusę ar panašiai, čia yra žiauriai nuostabus dalykas. 100% dainų, kurių klausau, yra dabar, šiuo metu yra Mexiko tradicional. Geras, jėga. Gerai, žiūrėk, manau, kad tuoj dar labiau reikės supažindinti LRT Opus klausytojus su tavo muziką. Paleisiu tuoj vieną gabalą pavadinimu Dyzelinį antakį. Tu minėjai, kad čia yra tavo mėgstamiausia daina dainuot gyvai, ne? Visiškai. Gal visų pirma, kodėl? Ar turi kažkokį specifinį dalyką, ar tai dėl teksto, ar tai dėl pačios energijos gabalo, ar kodėl tas dalykas tau taip kažkaip tai tokį džiaugsmą neša? 2 dalykai. Tekstas turi svorio, tai kai tu jį reiki, atrodo, kad darai kažką, ko reikia daryti. Ir visas gabalas yra spaudimo. Tai tu pradedi ir vien spaudi. Tai nieko maloniau nėra, kaip išleisti emociją rėkiant. Ir kadangi mes, žinai, taip pirmoji daly kalbam apie tos pirmosius kartus, ar pameni, kaip pirmą kartą atrodė gyvai atlikimas Dyzelinių antakių? Kaip jauteisi ir kaip, ar nuo pat pirmojo atlikimo ir buvo tas jausmas, kad čia yra mano mėgstamiausias gabalas, kurį aš noriu gyvai groti? Taip, pirmą kartą, kai atlikau Dyzelinus ir išgirdau, kad pirmus žodžius dainuoja, nes man jau yra ta daina, viena iš tų dainų, kurios pradžią skanduoja. Ir aš dar pirmą koncertą nesitikėjau, galvojau, 1-2 žmonės gal duosiu padainuoti, žinai, su mikrofonu, kaip faina. Ir aš dainuoju pirmus žodžius ir girdžiu, ar mėgiu, jau vėlu. Tai žiauriai. Gerai, malonu kartu dainuoti su žmonėm. Jėga, tai pasiklausom, eterį Atifina ir gabaliukas Dyzeliniai antakiai. Šiandien visą valandą skirsim šiam atlikėjui ir netrukus grįšim daugiau pasikalbėti, tad niekur nepabėgti ir likit su LRT Opus bei Karameliniu tonu. LRT Opus eteryje Atifina kartu su MacLeod nariais ir jų gabaliukas Privati valda. Čia laida Karamelinių tonų, kur su Atifina šnekučiuojamės apie kūrybinius reikalus, toj pasikalbėsim, kaip čia tie koliabai atsiranda, bet prieš tai, kaip atrodo tavo kūrybinis procesas? Ar jisai padrikas, ar tai yra kasdienis tupėjimas studijoje, kaip tai atrodo? Tavo vieno pradžioje, dar prieš visus koliabus. Degtukas, turiu užsikabinti ant kažko, kabliuko. Turi man būti arba viena linija žodžių, kažkoks žiauriai posakis geras, arba sugalvau tokį one-linerį gerą. Ir nuo jo tada, aš toks statytojas. Aš randu tą vieną žodį, arba kokią gitaros melodiją, kuri įstringa, arba kažkokį vieną trumpą dalyką, už kurio turiu užsikabinti ir ant jo statyti. Bet sunku man su kūryba, nes aš negaliu kurt, man kūryba ateina. Aš negaliu prisėsti ir sėdėti studijoje ir sukurt gabalą. Aš atsikelsiu 4 rytą ir man užeis gabalas ir aš turiu bėgti iki studijos. Bet aš negaliu 6 susiplanuoti, dabar atsisėsiu studijoje ir iki 10 pabūsiu, padirbėsiu. Ir labai pavydžiu žmonėm, kuriam gaunasi, bet man taip nesigauna. Tai reikia būtent to kabliuko, nuo ko atsispirti ir tada aš galiu į mėnulį. Gerai, žiūrėk, truputėlį panerdinam tiem 5 klausytojams, kuriems tai actually bus įdomu, bet apie visus elektronikos reikalus ir kaip, iš kur tu ieškaisi samplų, nes daugiausia pas tavęs tiek labai daug viskas ant samplų paremta yra vis tiek, ne? Tipo būgnų samplai, galbūt kažkokie tai loopsai ar panašus dalykai. Nueini Google, Free Drum Loops ir eini per visus linkus, kol randi tą užtektinai purviną, arba eini į YouTube, Drum Loop ir tada emi patį samplą, jeigu pats samplas netinka, kas dažnai būna reikalas, tai distoršino užmeti ir high užkeli ir low užkeli, kad švariau biškį skambėtų ir turi tobulus pankovus būgnus. Arba samplą. Mėgstu paimti tas
man labai patinka su samplais, nes nuo jų prasideda. Aš randu vieną samplą ir aš nuo jo galiu atsispirti ir aplink jį statyti viską. Realiai kaip puzlė, kaip žaidimuose. Pradedi pirmo levelio, man reikia to pirmo lygio ir tada aš jau galiu varyti. Geras. Tai, O turi kažkokius savo go-to tokius, nežinau, sintezatorius arba pluginus kažkokius, kurie tau visą laiką yra jau paruošti, kai jau pirmoji ta idėja yra, tarkim, tas būgnų, tarkim, lūpsas ar kažkas tokio, ir po to prie ko tu eini, ar tai būtų, nežinau, minėjai, kad su bosinė gitara, pavyzdžiui, truputėlį groji, su gitara dar, sakai, kad yra bucket listė išmokti gitarą groti, bet dar nėra. Tai ir liks bucket listė, man. Ir liks, ne? Okay. Bet ar yra kažkoks momentas, kada, kas toliau, žinai, ar kažkokį jau turi, kad, pavyzdžiui, man yra kažkoks tai pluginas arba sintas arba kažkoks dalykas, kuris man iš karto eina į trasą, tokiu atveju. Aha, sound shifteris, tai pitchą pakeist. Taip. Tada Extremas, tai čia toksai kaip Studio One versija Grouse Beato, taip, labiau limituota, bet labiau funky. Jo. Ir stokinis, būtinai stokinis Studio One pluginas Red Light District. Okay. Ten paslėptas mano padažas, realiai. Geras. Nebuvo dainos, kur nebuvo to plugino. Aš supratau, ir tai girdisi ir pačiose kūriniuose, ir bendrai tavo kūryba, tas būtent, kad tas garsas, taip pat tas purvinumas, tas šiurkštumas, taip, jisai turi būti būtinai. Ir ar tai kažkas, kas atėjo iš muzikos, kurią tu prieš tai klausydavaisi, ar tai kažkas buvo, nes žinai, būkim bėdini, bet teisingai būna tas momentas kartais, kad purvinai padaryti kartais būna lengviau negu švariai padaryti pačioj pradžiai, bet vis tiek po to susirinki kažkokį tai, nežinau, žinių bagažą, kad po to norisi, būna atlikėjų arba producerių, kurie po to norisi švarinti savo garsą, bet tu matau, tavo kaip tik idėja būtų, kaip dar padaryti švariau nešvariai arba gražiau nešvariai. Čia ta idėja yra, ne? Tai padaryti švariau nešvariai. Realiai geriausiai nupasakai šitą idėją. Okay. Taip, nes man nepatinka švaru, man nepatinka linksmi gabalai, man nepatinka, ramus gali būti gabalai, bet ramus gabalai gali turėti labai stiprią intenciją. Man emociškai silpni gabalai nepatinka, tai ir man visą laiką reikėjo to purvo. Visą laiką reikia purvo muzikoje. Okay. Tai... O kai pats produsuoji, pats rašinėjai, darai visus tos reikalus, kaip žinai, kada savo pasakyti stop? Po ketvirtą demuškę jau leisti reikia. Okay. Nes jeigu bus ketvirta, nes jei bus penkta, bus ir 2/5, bus ir 3/5, ketvirtą demuškę be jokių klausimų, arba neleidžiam, arba palieki kokiai pusiai metų ir neleti, arba leidi ketvirtą. Okay, aš panašiai taisyklę turiu, tik mano su trečia baigėsi. Po 3 kartų nieko gero nebevyksta. Aš dar ne taip gerai muzikuoju, viskas gerai. Instrumentais, tai man dar vienos reikia. Suprantamas, man. Gerai, žiūrėk, pakalbėkime apie kolabus. Porą jų išgirdom čia prieš tai buvo XCS su Šėtono Močia ir Privati valda su MacLeod. Ar kolabai nesujaukė solo kūrybos tiesiog bendrai, nes tu minėjai, kad kolabai tau prieš tai buvo toks dalykas, kuris, reikėjo tau prisijaukinti, su kitus įsileisti į savo kūrybą. Tai kaip tas procesas skiriasi tada? Ir, gerai, apie tavo užsidarimą vienoje studijoje mes dar pakalbėsime, aišku, šiek tiek vėliau, bet labiau tiesiog gal pirmiau tas dalykas, kaip buvo tie pirmieji kolabai, turbūt su Luku Malinausku ir panašiai, kurie jau truputėlį turėjo tą momentą, kur tu turi kažką įsileisti savo kūrybą. Na, žinai, man ironiška, kad aš sugebėjau, man atrodo, 3 turiu kolabus. Tokius, kad iš viso 3 sugebėjau kolabus padaryti, nes aš su žmonėm dirbti nemoku visiškai. Nes žmonės turi tokius dalykus, nuomonės. Ne. Kaip aš kuriu muziką, arba aš yra kaip aš noriu, arba aš namuose prie ragelio. Okay. Pas manęs tom sunku žmonėm užleisti. Ir visą pradžią mano net Finos muzikos karjerą tai buvo sunku, bet šitie visi kolabai gavosi labai natūraliai ir man atrodo, čia yra paslėpta. Nes aš Luką pažinojau jau daug laiko, prieš mum iš viso prisėdant prie privačios valdos. Ir mes prie privačios valdos nesėdom. Jis tiesiog atvarė į studiją pas mane. Mes tiesiog šnekėjom, aš jam parodžiau instrumentalą, sako, duok mikrofą, davai, šaunam. Ir tada su Šėtono Močia irgi labai, labai panašiai, kaip apie tą įvykį, apie kurį šnekėsime vėliau, jinai tiesiog atėjo prie lango ir aš sakau, užeik. Tai kai gaunasi natūraliai su žmogum, kuris turi skonį, nes manau, kad kiekviename atlikėjuje svarbiausia yra skonis, nes dainuoti išmoksi, groti išmoksi, suvesti išmoksi, bet skonio neišmoksi, nenusipirksi. Jeigu nėra skonio, nėra nieko.
Žinai, gal toks truputėlį į kontroversiškesnę pusę klausimas yra, bet ar tau kaip tik patinka tas noras, kad tas pajūtimas, kad aš turiu gerai pajusti, kad su kažko norėčiau dirbti, arba tai vyksta natūraliai, arba kitaip aš tiesiog noriu tada, arba man patinka, arba ne. Ar tas dalykas tave džiugina, nes tu tada labai gerai pasitikė savo skoniu, ar kaip tik norėtum dirbti su savim, kad daugiau būti atviras idėjams ir panašiai. Nežinau žmonių, kurie ir atlikėjų, kuriems pilnai tinka ir tas momentas, kada jie tiesiog žiauriai gerai tiki savo skoniu, savo dalykų, ir jeigu jiem įdomu, jie daro. Ir tai yra visiškai normalu, nes dažniausiai žmonės pradeda kalbėti, kad ne, tu visą laiką turi būti atviras, žinai, tipo, bet kaip tau, žinai, iš tos pusės? Nu, pas mane su šito klausimu nėra noriu, nenoriu, yra galiu ar negaliu. Ir aš natūraliai man yra labai, kaip net fiziškai sunku nesilaikyti savo plano darant muziką, tai reiškia, kad čia jau nenoro dalykas, čia jau galėjimo. Ir tiesiog reikėjo prisitaikyti. Bet manau, kad tai yra labai geras filtras lieviam gabalam ir kolaboracijom, nes jeigu man nepatiks, o didelė galimybė, kad man nepatiks gabalas, jisai neišeis. Okay. Ir, pavyzdžiui, tikrai, kai padarėm privačią, tai nebuvo nei vieno iš manęs priekaištų, todėl ir išėjo ta daina. Tai manau, kad tai galų galiai yra labai geras filtras. Ok, jėga, labai gerai. Gerai, pakalbam apie tą eksperimentą, apie tą reikalą, kad tu šiam 9 valandom buvai užsidaręs patalpoj, kad sukurti paką. Valgyt gaudavai tik tai, kad tau atneždavo prie lango fanai arba svečiai, kurie kolebino ir panašiai. Ir visas procesas nuo kūrybos iki mikso ir masterio vyko ten pat per tą visą laiko tarpą. Visų pirma, kaip sugalvoji tokį iššūkį savo pasidaryti? Ok. Čia tokia idėja, kuri buvo daug skirtingų idėjų, labai keitė pavydalą ir galų gale gavosi kaip gavosi. Tai iš vis tokia idėja buvo, aš buvau nesenai išleidęs pirmą savo albumą Viskas bus gerai. Ir labai ilgai planavau, kadangi Viskas bus gerai turi tą veikėją, kur aš vadinu skočium, kur tavo viso to neigiamų pasirinkimų, tas velniukas ant kairio pečio. Ir pradžioje norėjau tiesiog kažką viešai padaryti, pavyzdžiui, galvoju, okei, gal pastovėt kur nors 24 valandas, gal prisirišti prie mečio ar kažką nuo tokių, tipo, man patinka šokas. Ir galų gale buvo idėja tokia, kad aš kaip skočius persirengiu, užsidarau į studiją, ne studiją, į patalpą ir būnu ten, kol neperkuriu viso albumo per naują. Bet tada supratau, kad tam realiai kažkaip tai, bloga idėja buvo tiesiog, bet jau gerai užsisėjo tą idėją, kad būti ten, kad būti patalpoj viešai stebimam ir praleisti ten tarpą laiko. Tai pradžioje galvojom vieną dieną, ir pradžiai galvojom kažką susijęs su albumu ir galų gale daėjo iki to, kad reikėjo, buvau 3 dienas, 3 naktis buvau, iš viso 69 valandas ir buvau, kol įrašiau tiesiog EP. Ir viskas buvo gyvai transliuojama, žmonės už gatvės, momentu tai buvo... Dar man atrodo, Autostrados channel'e yra tas įrašiukas, ar ten tik dalis yra kažkaip ten to... Yra pirmos dienos ir paskutinės ir geriausia, daugiausia... Įvyko būtent tada, kur nėra. Taip, ten, kur su Luku gėrėm ir rašinėjom dainą, tada ten viskas įstrynė. O aš sėdžiu su jom ir mes juokaujam ir viskas... Ir tu žinai, kad bus medžiagos, pagaliau. Aš galvoju, ten bus jau šakės YouTube'e. Atsiprašau. Tuoj pasilysiu, biškai. Viskas sakai. Šiaip, iš esmės... Žinai, toks įdomus dalykas yra, kad, kaip minėjai prieš tai, kad, kaip čia pasakyti, tau reikia vis tiek to įkvėpimo, tau reikia kažkokios tai emocijos. Čia toks dalykas, kur tu savo truputėlį nebeleidai laukti, kol ateis ta mūza, tu tiesiog turi daryti kažką tokio. Ar tai buvo sunkiausias to iššūkio aspektas, ar kas dar kitoks buvo dalykas, kuris labiausiai galbūt mentaliai išvargino per tą visą laiką? Keisčiausia buvo, kad iš visų mano meninių išsireiškimų dalykų, koncertų, dainų, tai buvo lengviausias dalykas, kokį aš daręs. Okay. Ir tai labai daug man apie mane pasakė. Nes aš tikėjausi, buvo baisiausias momentas, kaip tik įėjau ir atsisėdau, vos ne jau paprodžiau patalpą visiems, kol dar turi ką rodyti, viskas gerai, čia kriauklė, čia išvalgysiu, lova mano, žiūrėkit gatvę. Ir pasidedu kamerą, prisimenu, kaip vakar pasidedu kamerą, atsisėdu prie kompo ir ta tyla spengia ir čia wow. Ir tada kažkaip mano smegenis randa melodiją ir nuo to
man nesunku buvo nei būti po kamerą 24 valandas, nei mėgoti prieš kamerą, nei bendrauti su žmonėm, nei būti stebimam. Ir labai daug apie mane pasakė, kad... Okay. Na. Okay, o šiaip buvo momentas per tą laiką, galbūt po to laikotarpio arba to nustatyto laiko, galvoju, aš taip dar visai gal dienai pasilikčiau, užbaigti kažkokius dalykus ar panašiai, ar tai jau buvo, ar net netėjo tokios minties. Aš ten tikrai galvojau, kad galėčiau būti dar 2 savaitės, bet aš supratau, kad ten nieko naujo jau neparodysiu. Ir AP kokį įrašiau, toks buvo man geras jau, todėl ir nusprendėm tą 69 valandų, nes iš pradžių turėjau būti 2 dienas ir vidury sakau, dar 1 dieną pabūsiu. Jo, nes šiaip 69 geresnis skaičius, biškai. Daug geriau. Jo, tai faktas. Ir jo, fiziškai buvo sunku. Aš pajutau labiau, kad man patiko tą, ką aš darau, ant tiek, kad aš protiškai atrodo, kad net nepavargau, bet taip iš tikrųjų pavargau, kad man tik išėjus, atsigulus į lovą ir kitą dieną pasijautė, koks fizinis krūvis nuo pečių nuėjo. Okay. Nes atrodo, nieko fiziško nedariau, bet tu lakstai prieš kameras, taip, miegi, pilnai neužmiegi galų gale, fiziškai jautėsi. Supratau. Gerai, dar pasiklausom tavo gabalių. Pasiklausom gabaliuko būtent iš Taipako. Kartu su Sunflower Midlet, tai pavadinimu Kazimieras, ir tada grįšim dar pasikalbėti čia per laidą Karamelinių tonų. LRT Opus eteryje jūs klausotės laidos Karamelinių tonų, aš esu Kristijonas Ribaitis ir mano šio vakaro svečias yra Ate Fina, kurio gabaliukus ką tik girdėjot. Šiek tiek pabaigiant mūsų kolabų temą, apie Luką jau biškai pakalbėjom, bet man dar įdomu, žinai, tokio žinai, gero, ką išmokai iš kiekvieno kolabo, su kurias darysi, tai pavyzdžiui, ką gero išmokai iš Dead Cap? Šiaip iš Nikitos, jo. Šiaip iš kiek ir padėkoti Nikitai turiu. Jisai buvo toks pirmas iš lietuviškos scenos žmogus, vienas iš pirmų, su kuriuom taip susibendravau apie savo kūrybą ir kuris turėjo tokių labai gerų pastebėjimų. Tai man jisai kiek neperkoliavo padėjęs. Man jisai padėjęs nuo pat mano karjeros pradžios, aš vos ne, kai turėjau kažkokį pasirinkimą ar turėjau kažką, kur man informacijos tiesiog reikėjo, aš skambinau sensėjui ir susitinkam, žiūrėk, yra taip. Tai iš tos prizmės labai daug mane už rankos palaikė ir nuvedė. Nice, jėga. Gerai, o Šetono močia? Šetono močia? Nes šiaip matosi, kad jūs net ir per gyvus pasirodymus žiauriai gerai susidėlioja dalykus ir kažkaip tai toks matosi, kad yra, kaip ir sakai, kad pajautimas iš tiesiog bendro kažkokio, žinai, bendro kūrybinio ryšio tiesiog. Jo, mūsų kūrybinė chemija, aš pamačiau, ant kiek gali būti greitai, ant kiek gali greitai ir gerai išsiaiškinti kūrybinę chemiją ir vos neparodo, kad labai nedaug laiko reikia suprast, ar su žmogum galėsi kažką daryti, kurt, nes geras žmogus savo veidą gerą gali parodyti vos ne iš karto. Ir vos ne nuo pirmų mūsų pašnekėjimų mes realiai susipažinom prieš kamerą ir iš karto ėjom kurt. Geras. Ir taip natūraliai gavosi, tai tiesiog išmokė su to, kad nebijok su nežinomais žmonėmis iškart pabandyti. Vos ne, iš tos pridėti. Ir yra 2 vardai, apie kuriuos mažiausiai žinau, tai yra Sunflower Midlet, kurie prisijungia prie paskutinės gabaliukas, kurį mes girdėjom, Kazimieras. Taip, ir noriu pinėti, aš ne 3 kolaboracijas, o 4 turiu. Taip. Tai Sunflower yra Kasparas Genys, kuris yra ir gitaristas mano, Atefinos gyvojo projekto. Ir iš tikrųjų su juom buvo parašyta pirma Atefinos daina, Manija. Tai su juom Tai čia realiai seniausias tavo kolabas iš esmės, kuris vis dar vyksta. Tai mes aš neturiu iš savo angliškų dainų su juom kolabo dainą. Okay. Ir aš jau Kasparą pažįstu labai ilgą laiką, vienas iš mano geriausių draugų. Tai ko išmokai iš vieno iš savo geriausių draugų, galiu pasakot valandom. Jėga. Bet manau, labai palaikymo daug žmogaus ir to vos ne grupės gyvenimo ir kaip kalbėti su grupė, kaip būti su grupė. Net nežinodamas, man atrodo, Kasparas man padėjo su tuom, nes prisimenu, kai atėjau pirmą kartą surinkus grupę repetuotis, aš toks ne savo vietoj jaučiausi ir labai greit padėjo pasijausti savo vietoj. Jėga. Ok, šiaip atrodo, kad tu dažnai mėgsti klausytojams patiems, žinai, palikti išvadas, suprasti, apie ką buvo vienas arba kitas kūrinys ir palikti jiems savo dar interpretacijos vietomis.
Ar buvo tokių interpretacijų, kurias po to vėliau išgirdai tam po koncerto ir panašiai, ir toks buvai, aš ne visiškai tą turėjau omeny, kai rašiau šitą gabalą. Oi, taip, nes aš labai nerišliai ir neaiškiai šneku, galbūt jau pastebėjot, aš čia stengiuosi, nepaminėjau, o Midletas, Taip, sorry, o su Midletu susipažinau nesenai, bet labai per trumpą laiką labai susirišom ir tiesiog kaip man atvėrė biškį elektronikos pasaulio duris dar labiau negu buvo man jos atsvėrusios, tai taip manėsiu. Linkėjimai, Mili. Jėga, super. Taip, grįžtam prie to klausimo. Taip, tai tiesiog ar buvo tokių interpretacijų, kur tu pagalvojai, kad visiškai ne taip Chebra suprato, ką aš norėjau padainuoti, arba kokią žinutę norėjau perteikti? Jo, nes aš turiu tokius porą blogų ydų, tai neparašyti laiku dainų žodžių internete ir tart nerišliai. Daug žmonių nežinodami, ką būtent žodžiai reiškia, savo turi interpretacijas. Ir neprisimenu, kuri daina, bet gavau žinutę iš fanų, kur sakė, šita daina, aš neprisimenu, kuri būtent, bet prisimenu, kad daina, kuri yra realiai apie skirimąsi ir apie, tipo, kaip blogai, o rašo, čia mūsų draugystės daina, mūsų metinė šiandien ir čia mūsų draugystė ir aš toks... Visiškai skirtingus dalykus, bet Bet jiems gerai nuo to, tai čia super, čia nieko daugiau norėti jam. Aš pats dabar esu laiminguose santykiuose, dainuoju apie depresyvumą, tai man liūdna muzika yra smagu klausyti, man liūdna muzika ir linksma klausyti. Jėga. Šiaip, žinai, matosi, kad pas tave vizualai yra neatsiejama dalis nuo tavo muzikos. Paskutinis toks didesnis įvykis, su kuriuo labai sveikinu, tai buvo Melo pasirodymas Trend Infernal, kuris buvo visas realiai kaip spektaklis padarytas. Ir man įdomu, ar čia yra dalykas, ar tai kažkaip nurodė tau kryptį, kurią norėtum daryti visus savo koncertus, kad, pavyzdžiui, nuspręs, kad visi tavo koncertai turėtų turėti kažkokį tai naratyvą, kažkokį tai spektaklinių elementų, šoko elementų, nes ten tikrai buvo daug to. Ar tai tavo siekimybė yra iš esmės? Šoko elementų taip, bet tokio koncerto kaip Trend Infernal daugiau nebus. Kodėl? Vaidinimo koncerte aš nesu prieš tą idėją, bet manau, kad reikėtų labiau atskirti, kad būtų koncertas, vaidinimas, koncertas arba vaidinimas ir koncertas pilnai atskirta. Nes visą koncertą, kadangi visas koncertas buvo kaip ir pusiau vaidinimas, aš negalėjau išeiti iš vaidmens. Taip. Ir aš žiauriai norėjau kalbėti su savo publika, norėjau jam pasirodyti, o pasirodyti galėjau tik tą, ką scenarijų. Ir kai norėjau būti vos nesprokstantis, man reikėjo būti ramiu. Ir buvo labai faina parodyti tokį dalyką, kad galiu, bet buvo gera pamoka ateičiai, kad kitas koncertas bus garsas ir šokas. Ir aš noriu kalbėti su publika. Man reikia su jumis kalbėti, aš noriu eiti vidurį ir taškytis. Tai jeigu darysiu vaidinimą, tai darysiu be vaidmens kaip savęs, kad galėčiau būti koks esu. Gerai, super. Tuo pačiu, žiauriai norisi išsiaiškinti, kokia yra tavo svajonių konso erdvė? Lietuvoje, ne Lietuvoje? Nesvarbu. Bet belė kur. Jeigu nori, gali vieną pasakyti Lietuvoje, o kitą pasakyti belė kur. O tai turi būti manoma vieta, ar ne? Ne, kodėl? Pasvajokim biškį. Okay. Pasvaikim. Čia geras. Man atrodo, žinau, jeigu įmanoma Maskos miestelyje, pagrindinėme, čia Tenerife yra miestelis, kuris yra susidaręs dėl to, kad jisai yra labai aukštai kalnuose ir eina į apačią įlanką, kur piratai savo žmonas slėpdavo. Ir vadinasi Maskos tarpeklis. Ta vieta yra Maska, tas pats kaimelis, ir jame, kaip vidury centro, yra tokia aikštė su vienu dideliu medžiu ir su peizažu į Maskos tarpeklį. Tai jeigu galima būtų suvežti aparatūrą per tos kalnus ten ir padaryti ten koncertą, saulėlydį, ir dainuot Kazimierą saulėlydį ten, kai jinai leidžiasi ir viskas rūžava. Oh my god, bet geras. Šitas geras. Šitas, man atrodo, topinis atsakymas, kiek aš esu girdėjęs šitą klausimą. Gerai, žiūrėk, mes po truputį turim raukti šitą pokalbį, kad ir kaip čia smagu yra, nes mūsų laikas eina į pabaigą. Kokie dabar tavo yra planai? Ką turi nusimatęs, ką norėtum gal išduoti šiek tiek, kuom norėsi pradžiuginti savo klausytojus pavasarį, vasarą? Kuo daugiau, kiek galima koncertų ir nesąmonių muziejus. Manau, kad tiek ir užtenka pasižiūrėjimui. Ačiū tau, kad užsukai šiandien pasikalbėti. Ačiū tau, kad pakvietei.